Sveiki, šiandien turim Tiguanas 21 metų ir jam darbelis pagrindinio diržo, paskirstimo diržo, komplekto keitimas. Kągi, važiuojam. Pirmiausia, nusimam dangtelį, praserdom, pasižiūrim kokio tipo rolikiukai ir panašiai kokie dydžiai, tada praserdysim komplektą, pažiūrėsim ar vizualiai plius minus toks komplektas, nes būna rolikas visai netoks, tai iškart suprantam, kad komplektas netinka, reikės ieškoti kito, bet čia palei variklio raides. Čia yra didžiosios variklio raidės, DTS, tai palei šias variklio raidės, šį variklio tipą, nupirkom komplektą, tai kaip ir turi viskas tikti. Kągi, judam. Kokia naujovė? AD Blue purkštukas turi antifrizą aušinimo. To neteko dar kol kas matyti. Būdavo tiesiog pajungimas AD Blue skysčio ir viskas, ir laidas. Dabar dar ir aušinimas antifrizą. Kuo toliau, tuo baisiau. Tai manau išsileidinėjom antifrizą, nes čia ir bakelį norėtų atsijungti, atsimest, kad mums nemaišytų. Ir AD Blue reikės purkštuką atsijungti. Tai išsileidinėsim antifrizą, atsisukam išsiplėtimo bakelį ir keliamės į viršų, ieškom per kur išleidinėsim. Nuiminėjom dugno apsaugą. Volkswagenas dažniausiai taip ir daro, nieko naujo kol kas. Galiniai varžtai T5, visur aplinkui T25. Bent šioj vietoj naujovių jokių neįspraudė. Variklis visis apsikakinęs. 10 metų ar 21 metų mašina. Jau visas apsikakojęs. Šitą nusimam. Čia porolonas dėl garso, kad suslopint garsą. Jo, visur apsikakojęs, reikės apiplauti. Taip. Mums antifrizis, kur patogu būtų išsileisti. Čia pačioje yra. Dabar dažnai nebedaro kraniukų. Seniau buvo patogu, visas mašinas beveik turėjo kraniukus. Atsukai, išleidai. Dabar teks čia iš radiatoriaus atjunginėti. Čia. Arba kur nors apačioj siurbliuką galim. Bet dažnai būna, turi šlangose Volkswagenas kaip vožtuvus, kaip šratukus, į vieną pusę praleidžia, į kitą ne. Galim čia atjungti. Čia nuo varikliuko atjungiam. Ir nuleisim žemyn šlangelę, nes čia jinai eina į radiatorių. Tai bus ir patogu, ir išsileis. Tokios spec replikės humutams. Atpalaidavau. Dabar leidžiuosi į apačią, kuo žemiau, kad neprisitaškyt grindų. Pasidedu surinkimo indą ir kai bus labai žemai, numaus tiesiog šlangelę ir bėgs. Nes jeigu iš aukštai leidžiam, tai visur prisitaško plačiai, po to valytis. Galvoju, pirmiau galbūt tepalą apsiplaut, kad nesusimaišytų su antifrizu, po to purvinas antifrizas bus. Nes susigaudau į švarų indą dažniausiai antifrizą ir supilam pro setelį, prakošiam, supilam tą patį. Manau, apsiplausiu variklį. Plovimui naudoju brake cleanerį, nefrasą, įvairiai. Tiesiog dabar paimu, apsiplaunu ir grįžtam į kadrą. Tai va, apiploviau, biškį kultūringiau. Švariau. Kągi, leidžiam į apačią, leisim antifrizą lauk. Paliekam, duodam laiko, kad išbėgtų pilnai. Kągi, išlašėjau. Iškart užsimaunam atgal šlangą, kad po to nepamiršti. Užsidedam hamutą. Užsidėjom. Apsiplausim jau po to, nes dar vandens pumpą paleidinėsim, bėgsto antifrizo dar. Tai va,
Čia tiek. Dabar imam vatą, imam posparnį, kad priėjimas geresnis būtų prie diržų. Čia turim tokius spec dangtelius, turim spec tokį rankiuką, kabliuką. Išsikabinam, išsipešiam. O, turim dar slapuką. Einam į saloną ieškot slapuko. Standartiškai turėtų kažkur prie atsarginio rato. Taip. O, turim taip pat tokį pat, kaip ir mes turėjom. Savo aš turėjau. Ir turim slapuką. Kągi, posparnis T25. Vientisas yra iš vienos dalies. Tai arba tik priekį atsimetu, arba žiūrėsiu palei situaciją, visą išsiimam. Kartais tik priekinę dalį ir atsiverčiu, čia pasidedu. Kartais, jeigu lengvai visą nuimu, žiūrėsim to. Tai dabar turim priėjimą prie skremulių. Nusiminėsim generatoriaus dirželį, tada viršui nusiminėsim dangtį, gaudysim degimą, fiksuosimės. Ir toliau kiti žingsniai. Užsikaiščiavimai panaudosim kažkokius pinukus, kuris tiks patogiau. O šitas tiesus. Atsilaušim į tempėją ir užsikaiščiuosim. Laikosi. Dirželis uždėtas antraip, raidės taip, turėtų būti raidės taip. Nu, jau toks paskeldėjęs, manau keisim, originalas, gal data bus, nematau, neįskaitau. Rolikiukas geras, čia guolis geras. Sankabėlė generatoriaus gera, sankabėlė. Jeigu matot tokį škivuką, mandresnį, bet ten yra sankabėlė. Generatorius su sankabėlė. Į vieną pusę duoda, suktis į kitą ne. Taip judinu ir matau, kaip generatoriaus sparneliai sukasi pirmin po truputį. Ne vietai kliba. Sukasi, vadina, sankabėlė gera, neužstrigusi. Čia aplink tepalo buvo pilna rasojo. Volkswagenams problema ne tik per salniką, bet plasmasinis salniko korpusas, tokį kaip krūtinėlė, kaip dangtelis. Ir per jį leidžia. Tai jau esu buvęs keiti salniką, vis tiek leidžia, pakeiti su visų dangteliu ir nebeleidžia. Tai nebežaidžiam iškart, jeigu jau čia rasoja leidžia, iškart salniką keičiam su laikikliu, su plasmasiniu korpusu. Tokį paskui parodysiu, kaip jis atrodo. Čia turėsim viršui OT parašyta ir ant skrėmulio vidiniai pusėje, taip čia va turim. Čia va turim išpjovą mažą ant skrėmulio vidaus ir viršui turim OT brūkšnelis. Tai va čia bus žymėjimas, kad pradžiai pasigauti degimą. Na kągi, dabar viršui prasiardam. Antifrizo nuleidom, tai dabar viršui galėsim atsijungti šlangelės ir prasiardyti priėjimą iki diržų. Nuėmėm dangtelį. Turim dabar kažkiek prieimo prie diržo, pilna drožlių. Diržas šiaip neatrodo senas, viduj tepalo. Rolikai tai seni tokie, apsinešę visi. Galim prasisukti, pasižiūrėti diržo užrašai, ant kiek gerai matos. Matysim, plius minus įvertinti galėsim, ar labai senas diržas. Apsukau tikrai daug, niekur nematau diržo užrašų, tai diržas senas, visas komplektas senas, turbūt gal net originalas, tai bet kokiu atveju keičiam. Dabar galim pasižiūrėti savo komplektuką. Dabar matom, kad
Apačioje rolikiukas, vandens pumpa, įtempėjas ir dar vienas. Čia rolikiukas, ten pumpa. Galim prasiardyti savo komplektą ir pasižiūrėti, ar vizualiai plius minus tas pats tokie pat rolikai. Turim vieną roliką. Turim įtempėją. Dar vieną roliką. Šiaip šito jaučiu net nėra pas mus. Diržas. Ir vandens pumpa. Su vožtuvėliu. Jis čia uždarinėja, atidarinėja, kad daugiau užšintų, mažiau užšintų. Greičiau pašyla mašina, taip kaip su termostatu. Ir žiūrim. Didelis rolikas, mažiukas ir įtempėjas. Didelis. Nu ten gal tas giliai ten ir mažiukas toks. Šitas taip panašus, toks pat. Gale, apačioj. Seniesiams tas viršui būdavo toks mažiukas viršui. Ten turbūt apačioj. Nu, kažkas panašaus. Gal ir viskas tiks. Tikėkimės viskas tiks. Esam turėję netgi tokį prikolą, viskas tiko, visi rolikai taip pat. Tik vieno roliko centrinė skylė varžtui buvo didesnė ar mažesnė, kažkas tokio ir taip. Ir netiko, bet tada nupirkom tiesiog atskirai vieną rolikiuką, kad visą komplektą negrąžinti ir tiek. Ir dar turime salnikiuką su korpusu, kaip ir minėjau, ten leido tepalą. Turim su nutrintų kodu, tai originalas 26 metų, salnikiukas su visų korpusu. Visi esam keitę, gal net nesikeistų. Toks kaip įlietas atrodo. Kitiems būna keičia salnikiukas, galim pakeisti salnikiuką, esam keitę salnikiuką, bet kažkur vis tiek leidžia, apsitepaluoja po kurio laiko, nes vis tiek susikraipo plastikas. Ne kosmoso kainuoja, keičiam iškart su visų korpusu ir viskas. Dabar pasileidinėsim pagalvę, ardysimės, galim degimą, kol apačioj turim skrėmulį, galim degimą pasigauti, tada jau nusimsim pagalvę, prisikelsim variklį, apačioj prasiardysim, pilnai prieimą prie diržų. Ten apačioj skrėmulių yra, atsukau, žiūrim ar viršui sutampa, nes apačia apsisuka 2 kartus, viršus tik 1 kartą. Tai gali būti apačia atitinka, bet viršui skrėmulys bus, tarkim, turi būti viršui ir apačioj. Tai alkūninį apsukam dar vieną ratą ir tada iš apačios viršutinio skrėmuliuko iš apačios taškas atsiranda viršui, apsisuka pusę rato. Taip, turim pataikę praktiškai idealiai. Ten kaip ir rodžiau alkūninis vietoj. Čia siurblys. Siurblys, jeigu matot, beveik atitinka. Vėlenėlės taip pat beveik atitinka. Tai čia nuo diržo išsitempimo truputėlį yra pabėgę. Yra kaip išpjova, tokia kaip išpjova ir per vidurį kaištukas kišasi. Tai beveik sutampa. Grubiai tariant galim pasižymėti, kad nežiūrėję matytumėm, kur buvo pataškiukas su markeriu. Kad plius minus žinotumėm. Ir tada atlaisvinsim. Aha, siurblys nebesilaisvina iš varžtelių. Kiti būdavo ant varžtelių ir siurblys reguliuodavos. Siurbliui common railui nelabai rūpi tas degimas. Čia tada šitą škivuką tada pastumdysim. Gerai, ardomės apačią. Atsisukam 4 varžtelius, nusimsim šitą skrėmulį. Dabar šitą dangtelę. 1, 2, 3, 4 varžteliai, gal ir 5.
Tai klausimas ten yra pagalvės. Variklio laikiklis, ar duos ištraukti, ar reikės pirmą laikiklį atsisukti. Bandom, žiūrėsim. Bandau galbūt įtempėje nusimti, nes neduoda ištraukti. Bandom įtempėje nusimti. Įtempėjęs ant 2 varžtų. Kodėl padaro taip? Debilai. Vis tiek neišsitraukia. Šitas plastikas ten užkištas yra už variklio laikiklio. Reikės jį nusiminėti. Tai atsilaisvinu iš apačios tos 2 varžtus. Gal net pilnai išsisuksiu vieną, kitą atsilaisvinsiu, po to kiti iš viršaus. Nusimsim, tada išsitrauksim ir turėsim prieėjimą prie diržų. Neužsideda teršlinis raktas. Daugiau nebegaliu sukti, nes nebeištrauksiu teršlis. Teks su paprastu raktu sukti. Ten beveik viršų atsukau. Šitą atsilaisvinom. Galim leistis į apačią ir sukti iš viršaus. Pasikišau donkratą, atrėmiau į karterį. Galima atsisukinėti pagalvę. Pagalvę variklio. Dabar laikiklis. Ten iš galo prie to aliuminio laikiklio prisukti tie vamzdeliai. Ne vamzdeliai, čia prisukti. Laikiklis DPF bakelio. Reikia atsisukti jį pirmiausia. Na, užsidėjau terkšlę, atsilaisvinau varžtelius. Tai prieiti bent jau eina kažkiek biškį geriau nei iš viršaus sukam. Taigi, man čia reikės sukišti rankas abi, kad pasilaikyti. Nebus kamerai vietos. Atsukau 2 varžteliai. Dabar turėtų nieks nebelaikyti jau. Turės išsitraukti. Einam, keliam kadrą į viršų. Laikiklis. Visada jos truputėlį sunkoka Volkswagenams ištraukti. Tai dabar gal jau pagaliau eis tą plastiką nuimti. Pilna diržo drožlių ir tepalo. Ir mums pagaliau atsiveria pilnai visas vaizdas. Ten apačioje alkūninis, mažasis rolikiukas, vandens pumpa, įtempėjas, didysis rolikiukas, paskirstimo velenėlis, kuro siurblys. Tai dabar pirmiausia, manau, apsiplaunam. Visur tepalo yra pritaškyta. Čia turim vandens nuotėkį. Frizo nuotėkį. Lašą. Per davikliuką, leidžiant frizą. Reikia keisti viršutinį sąliką, nes šlapia. Pakeisim. Apsiplaunam. Tiesiog su purkštuvėliu su nefrasu apsipurškiu ir po to su oru nuputinėju. Galbūt pirmiausia nusimam diržą, nusimam rolikiukus, taškiluką ir tada pilnai apsiplaunam, bus patogiau. Taip, prasardom, pasileidžiam degimą. Čia viršų buvom pasižymėję, truputėlį pabėgo. Alkūninį pasižymėm ir pasileidinėsim diržą. Siurblys užsikišo, čia neprieinu, trukdo vamzdelis užsikaiščiuot, bet su veidroduku žiūrint yra ties užkaiščiavimo lygiai. Parodysiu, kaip, tarkim, neturint alkūninio tulso, nes čia galit ir graštelį tokio diametro užsikaiščiuot. Tam varikliui nereikia įrankių. Teoriškai reikia įrankių, bet viską galima atlikti be įrankių. Čia variklio kodas DTS, naujos kartos. Tada iškia, tai čia galit netgi paprastą graštelį arba
nuo senų, kad ir pompadūzo ir kitų. Tinka tokie kaištukai. Alkūniniui visada keisdavos. Buvo senais laikais tada iškiam va tokie. Šitas čia netinka. Čia turėtų būti su apskritimu toks, kad irgi panašus pinas, tipo principas panašus, bet pakeitė, kad netiktų. Tai visi eina atnaujinimai, bet galim pasižymėti. Tarkim, aš pasižymėjau su markeriu. Vat, į dantuką ir ten į korpuso kraštą. Po to aš keisiu tą korpusą, bet vis tiek tas užfiksavimas lieka toj pačioj vietoj. Tai vat, ties čia aš turiu markeriuką įsibrėžęs, galiu iškart ir čia pasižymėti. O taip. Ir bus tas pats. Taip, bet išlieka dilema. Jeigu plaunant nusiplautų mums, aš plius įsibrėžiau dar su braištuku, kad jeigu nusiplautų markeris matytus, bet jeigu įvyksta taip, kad nusiplauna ir nebežinot, kur mėtkė, tada kaip atsargai galit pasižymėti va čia. Radau skylutę, dantratis alkūninio veleno į pavarų dėžę. Dabar truputėlį man pasisuko, nes taikiau siurblių užkaiščiuoti. Esmė tokia, ten jau neplausim, tikrai nenusitrins čia kaip pasitikrinimo, jeigu blogai matys ar kažkas, palenam, pasižiūrim, ar tikrai taip, okei, viskas gerai. Tokie tipsai kaip be tulso padaryti ir ten gale prie smagračio tiesiog kaip pasitikrinimo į vietelę. Taigi dabar galim paleidinėti diržą, atsileidžiam į tempėją. Taip mūsų diržas. Be raidžių. Susidėvėjęs. Rolika jau čirškiantis. Nuimti į tempėją. Yra kažkokia auselė. Kam padaryti? Kažkokių nesąmonių. Nesuprantu. Taip šlapia, reikia užsakinėti į calniką. Pasiėmum tokį šakutę. Pasilaikymą. Škivukas. Tikrai viršutinis salnikas leidžia alyvą. Pakeisim. Dabar likusius nusimam du rolikus ir apsiplaunam viską. Pumpas dabar neimu. Apsiplaunam pirmiausia tepalą, tada nusimsim pumpą. O kodėl? Todėl, kad nepribėgtų ten viduj purvo, kai bus atvira ertmė ir tepalo. Tai dabar logiškiausia būtų apsiplauti tepalo. Kai jau pasikeisim pumpą, tada uždėsim naują pumpą, tada apsiplausim, kiek kur ten nubėgo antifrizą. Tai va, turim tokį purkštavėlį, nefrasą įsipiliam ir sušlapinam, kad atmirktų. Po to daugiau plausim ir nuputinėsim su oru. Patraukiu kamerą, kad neaptaškyt. Tiesiog, va, nupurškšim, su oru nuputinėsiu ir viskas. Plius minus visur švaru dabar ir galim atsisukinėti vandens pumpą. Taip, kiek matau, 1, 2, 3 varžteliai. Berods sukam. Mėginam truputėlį atkibdyti pumpą. Aha. Dar apačia vienas vartas. Dabar atkibyt mėginam. Opa. Juda. Oh, shit. Blėt, prisipyliau. Fuck it. Va, čia atrodo taip. Tam ir pasiklojau tą visą, kad kuo mažiau grindų prisitaškyti. Taip, galim dėtis naują pumpą. Galim pasižiūrėti, ar tokia pat pumpa naujoji.
Pasilyginom senąją su naująją. Kaip ir identiška. Kodas kaip ir Volkswageno netgi. Senoji irgi INA. Čia irgi INA. Jie gamina tą patį, tik be ženklų. Galbūt kokybė taip pat atitinka, kaip originalui, tik be ženklų. Sandarinasi su gumele prie plokštumos, tai ten galim truputėlį apsivalyti. Plokštumos atrodo idealiai švarios. Nieko papildomai su švitrinuku nieko neįsiu, viskas idealiai švaru. Galim dėti vandens pumpą. Išsipūs gal skylės varžtų, jeigu gal pribėgo ant frizo. Statom naują. 4 varžteliai. Jungiam laidą. Užfiksau. Taip, pumpa pakeista. Antifrizo nebebus, galim nusiplauti. Čia pačioj jį išsitraukiam, prasikošiam. Apsiplaunu antifrizą čia, kur pumpą keitėm. Vėlgi nerodau, kad vėl tas pats pasipurškiam, paputinėjom iš kelių kartų, kad nusisausinti. Būtų sausa, švaru, gražu. Tada reikės, manau, pasikabinti ausį variklio taip, kad tik laikytus ir prisikelti, atsisukti škyvuką, pasikeisti apatinį salniką su korpusu. Tai aš plaunos, užsidedu atgal vėl laikikliuką. Prisidėsiu šitą vėl prie bloko laikiklį, užsimesiu pagalvę, kad variklis mums laikytus ir tada iš apačios atsisukinėsim škyvuką. Taigi apsiploviau, prisisukau ausį, laikiklį, kaip sakant, pagalvę. Ir dabar mums reikia atsisukti tą škyvuką, pasikeisti visą salniką su korpusu. Čia neturiu spec laikiklio, pasilaikysim. Čia iš galo, kur turim skylutę, švelniai tvarkiuką užkišim. Kitur nematau patogiai vietos. Tai čia pasilaikysim. Tai va, bandom sukti. Iškart pasiėmiau rimtą techniką. Užsidedam vamzdukų. Tai va tokį. Pasidarau sistemų. 3/4. Galva didesnė. Laikiklis jam. Ir turiu pasidaręs tokius patogius vamzdelius. Ir gali būti taip. Kaip patogu, kaip prieiti. Taip. Arba bam prasilginam. Prasilginam. Iki tiek. Tai va. Nu tiek, iki tiek gali būti. Tai va, toks gan patogiai. Visur einu prieiti su ilgu, trumpesnį, ilgesnį ir atsukam. Gan nesmarkiai buvo prisukta, lengvai atsisuko. Su puškelio būtų galbūt irgi, bet stengiamės visada pasilaikyti, atsukti, prisukti irgi ne šiaip su puškelio klejų ir su puškelio taip fiksacinių klejų dedam. Visada prie alkūnio varžtų, prie pagrindinių diržų skremuliukų ir visada veržiam palei Newtonus, ne bet kaip su puškelio pritraškinom, gerai bus. Taip nedarom. Tai va, atsilaisvinę esam. Varžtas, skremuliukas. Ir keisim dangtelį. Dabar svarstau tokią dilemėlę. Čia atsuksim, o tepalo ar nebėgs mums čia? Ir aš atsimenu kažkada buvo kažkam, kad kažką atsukom, nuėmėm, atrodė aukštai, pradėjo bėgti tepalas. Tai manau, variklio tepalą išsileisim, kad taip nebūtų. Gan neaukštai yra. Gali būti ir nebėgs. Gali būti vat, per kampą, kaip žemesnė vieta čia bėgs. Tai kad ne prisidirbti, iškart išsileidžiam, tada ramiai nuimsim. Taip, atsukinėjom. Vien. Oh, shit. Vidui karterį varžtai. Eina peklan.
O, shit. Žadėjau sakyti, atsisukam 1, 2, 3. Iš vidaus varžtai. Tas tik išoriai. Nu, pekla, durneliai. Iš čia negalėjai iš viršaus varžtų padaryti. Durniai. Nu, kodėl? Dabar karterį naimti. Nu, okei, imam karterį. Čia varžtai, viduj karterį. Inžinieriai. Tai ką, išleidau tepalą, atsilaisvinu karterio varžtus ir suksim. Čia atsijungiam fiškę. Čia yra varžtas už laikiklio, o laikiklis 3 varžtai dideli. Pilnai neatsuksiu, o atsitraukia laikas, atsilaisvinam, viskas gut. Dabar su impaktuko aplinkui zuk. Taip, čia turim dirželį. Tai manau, tepalų siurblys varomas dirželiu. Tai manau, kad jau tiek ardomės, karterį nuėmę, tą nuimsim, tai to pačiu ir pakeisim dirželį, kad būtų viskas pakeista. Nebereikėtų grįžinėti prie to pačio, taip mūsų čia varžtai. Tas išorėje 1, kiti 1, 2, 3 viduje varžtai. Ir jie atsuka čia, atsuka šitą salniką iš vidaus. Taip, reikia atsisukti skrėmulį siurblio. Svarstau, ar nebus kartais atvirkštinis sriegis. Kartais būna. Ir čia, čia nelabai ką uždėsim. Kad čia mes galim. Taip, neuždėsim, net tokį. Tai tenka mėginti atsisukti, galais išnert. Bandom. Taip, skeisim dirželį. Gerai, dabar galim atsisukti tos varžtus vidinius. Taip, dabar čia iš apačios atsisukom. Dabar čia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir turi nusimti. Pačioj su hermetiku sandarinasi, o čia tarpinėlė tokia visa sugulusi. Jau turbūt atėjo laikas jai. Dirželis taip pat antraip uždėtas, tai kodėl? Ai ne, šis gerai uždėtas. Originalas, pakeisim nauju. Čia reikės apačioj hermetikus apsivalyti. Tai aš manau, jungiu kamerą, einu prie valymo darbų ir susitinkam, kai bus nuvalyta. Nes ką, valau su britvėle, su geležte, hermetiką su geležte, apsigrandau, po to su švitriniu popieriuku ir tiek. Tai grįžtam į kadrą, kai bus švaru gražu. Na ką, apsivaliau, visur švaru, galim dėti salniką. O, negalim. Blemba. Dirželis tik ryt. Dirželio dar neturim. Neprakišim. Ok, gausim dirželį, tada viską dėsim. Kągi, gavau dirželį. Mažiukas toks. Tepalo siurbliui. Pasižiūrim, ar panašumų turim. Raidės dedam taip. Kad skaitom. Kad suktus taip. Dedasi be jokių tarpinėlių, tiesiog plokštuma su plokštuma, aliuminis su aliuminiu. Sigaunam dirželį. Gal pirma ant siurblio netgi. Po to ten užsidėsim.
Nukreipiančiosios neturi, pats varžtas turi va tokį išplatėjimą, jis išcentruoja siurblį. Dabar užsidedam čia dirželį. Truputėlį suversiu siurblį, kad lengviau būtų čia uždėti. Vat, easy. Išsidėjo. Švelniai priveržiu. Senasis tokį didelį laisvumą turėjo. Čia įtempta. Viskas savo vietose. Priveržinėsim siurblį. Siurblys veržiasi 12 N ir 180 laipsnių. Veržiam 12. Dabar galim salnikiuką užsidėti. Čia pačioj dėsis ant hermetiko, o čia viršui sandarins tarpinėlę. Čia reikia hermetiko, čia yra gumelė. Aptepiau hermetiko plonai čia ir dedam ten į kampukus daugiau. Čia prisisukam varžtus, pasigaunam sriegius iš apačios ir po biškį sutempsim ir ten tempsim ir į apačią. Dabar iš apačios. Taip, dabar reikia ir čia užsandarinti apačią ir ten plokštumą. Tai turim tolygiai susitampyti, tiek prie ten prisiglustų, tiek prie apačios pritempti. Tai bandom pritempt prie ten pirmiau. Įvairiai darau, kaip sugalvoju. Bandom čia pritempiam. Tada atpalaiduosim. Pritempiau. Taip, švelniai priveržiau. Dabar apačią ant įtempimo padarau, irgi įtempu. Nes yra į ten prieėjęs. Dabar gali neduoti tiesiog čia į apačią. Nors nukreipiančiosios yra, bet vis tiek pasidarom taip. Ten pritempiam, dabar apačią ant įtempimo ir gali būti apačią nepilnai duos patempti. Tai tos dabar truputėlį atsipalaiduojam. Jau apačia nebeleis atkilt. Pritempta yra. Truputėlį atpalaidavom ir pilnai prisitempiam apačią, kad duotų į apačią pasislinkti, jeigu jam reikės. Taip susitampa, plokštumas sandariai prisisuks. Prisukta, hermetikas minimaliai ištryško. Kampuose taip pat ištryško. Čia plokštumas aš jau apsivalęs. Nusivalęs hermetikus. Nusiriebalinsim. Nusivalysim va tokius tepalo nubėgimus. Dedam plonai hermetiko čia. Taip pat nusivalęs išsiplovęs. Dėsim hermetiko plonai taip pat ant karterio. Ir suksim. Dažniausiai naudojam šitą hermetiką. Šį kartą panaudosiu šitą hermetiką. Jinai kai sudžiūva tokia minkštesnė. Kitą kartą, jeigu reikės nuiminėti, bus lengviau atlupti. Aš įpratęs tepti su pirštu visada. Man tai patikimiau. Jeigu kur riebalina truputėlį, jauti kaip praslydo pirštas, neužtepi hermetiko. Tepu storiau, nes vis tiek pasikraipė ir man, ir
Metalinis jis nėra lygus, kaip aliuminis, ant aliuminio iš vis plonai labai. Čia apsiriebalinu, taip pat tepu hermetiką. Kągi, karteris priverstas. Hermetikas labai minimaliai ryško, man tai patinka. Todėl tepu ant abiejų plokštumų ir po truputėlį. Visur minimaliai toks ištryškę. Atrodo kultūringai. Ką dabar čia fiškutė, daviklis lygio. Ir čia prisisukti galim šituos. Jis mums trukdė tam varžtui prieiti. Prisisukam iš karto. Taip, viskas priveržta, viskas savo vietose. Einam čia prie diržų. Dedam skremuliuką. Apsivalom truputėlį. Taip. Dėsim truputėlį fiksacinių klijų. Juostelę tokią uždedu ir su pirštu arba su burno papučiu, kad įeitų į sriegius. Kviečiamės pagalbos, kad palaikytų ir veršim. Tai pradžiai 108 Newtonų ir po to 135 laipsnių. Žiūrėsim, ar tiek pavyks išlaužti. Neina tiek išlaužti. Išlaužiam kiek nepilnai 9 laipsnių. Fiziškai tiesiog neina ir nelaušim. Tiek net nebuvo prisukta, kodėl programa tiek duoda, nežinau. Čia turbūt jau buvo originalas, nieks nebuvo linda. Ir gan nesunkiai atsisuko. Klijukų dėjom. Beveik 9 laipsnių išlaužiam. Daugiau tiesiog fiziškai nebegalim. Ir tikrai laikys. Galiu duoti šioje vietoje garantiją. Kas toliau? Diržo eilė. Taip, dedam dabar skremuliuką. Čia aš jau nusėmiau laikiklį, pagalvę. Dedam skremuliuką. Ir tokia plinta. Taip pat truputėlis klijų. Tokia juostelė. Veržės 100 Newtonų. Pasilaikom. Sekantis žingsnis pasikeis špilką. Turim pridėti naują. Susiveržiu 2 veržles ir išsisuksim. Arba galim pamėginti su replikiam, gal lengvai suksis. Taip, turim naują špilką. Dabar sukam rolikiukus 2. Truputėlį fiksacinių klijų. Mažasis mūsų buvo apačioj. Didysis viršuje. Kur čia buvo? Čia. Internete susiradau, kas ardo, tai taip, viršuje. Didysis, kaip ir pas manęs buvo. O autodata man rodo. Autodata rodo įtempėjęs, apačioj didysis, viršuje mažasis, kaip seniesiam visom tada įrodo. Bet palei variklį, palei kilovatus, viskas pajungta. O tas man ir keista atrodo, kodėl autodata rodo taip, o yra visai kitaip, tai ką, autodata meluoja. Moki pinigus, metinį abonementą perki ir ką, melavimą gauni. Taip, pasižiūrėjau, kad irgi internete kažkas ardė ir viršui buvo kaip ir pas manęs, kad buvo viršutinis didysis. Tai kaip buvo, taip ir dedu. Autodata melagė eina iš šono.
veržiasi 20 Newtonų ir 90 laipsnių. Bandom priversti. Naują varžtelį dėjęs. Dabar 90 laipsnių. Jeigu ponia autodata nemeluoja. Taip, dabar čia atsilaisvinu škivuko mažai varžtelę. Galim gal užsikaiščiuot, bet ar mums pavyks trukdoti vamzdelį? Gal kaip nors pavyks. Maždaug ten ir yra. Ką čia įsikišti? Nieko neįsikišti, neįtvoka. Taip, užsikaiščiavom. Atsilaisvinam mažai varžtelę, kad mūsų škivukas galėtų vaikščioti. Atpalaidavom centrinį varžtą, dabar škivukas sukiosis. Stengsime statyti per viduriuką. Varžtelės ten, kur turi. Ten, kur turi varžtelės išpjovą. Stengsime per viduriuką laikyti. Ir per viduriuką plius minus sutampa, kaip ir buvo mūsų žymėjimas. Čia turim užsikaiščiavę siurblį, truputėlį nesutampa per pusę danties, nes buvo pakrypę į šoną, bet dėsim, kaip užsikaiščiavę esam. Senojo tipo dar ir ant siurblio buvo 3 varžteliai, kad galėjai ir siurblio škivuką atpalaiduoti, kad siurblį užkaiščiavai, o iš škivuko vaikščiotų. Čia nebeturim jau to dalyko. Tai turim tik čia. Užkaišiuotas viršus, užkaišiuotas siurblys, pasižymėję apačią esam atsisukę į tinkamą poziciją. Tai dedam diržą. Diržas raidės žiūri į mus. Pradedam dėti nuo apačios. Kūninis vietai. Siurblys užkaiščiuotas, čia užkaiščiuotas, kremulys duoda sukiotis. Truputėlį dedam fiksacinių klijų. Naują įtempėjo ar likę. Taip žiūrim. Viskas vietoj. Priveržiau 20 Newtonų. Dabar norėčiau prasisukt variklį, pasižiūrėti, ar viskas vietoj, ar įtempėjęs gerai. Tada davertumėm tempėją. Tempėjas turi va ten tokią rodiklėlę, kuri su išpjova sutampa. Vat yra rodiklėlė ir yra išpjova. Ir ta rodiklėlė, kai tempiam, ties ta išpjova turi būti. Dabar taip ir yra, įtempiam, priveržiam 20 Newtonų
galim atsišplintuoti. Pirmiausia, prisiveržiam tą varžtelį vieną. Jis veržiasi 10 Newtonų. Taip galim žiūrėti. Mums patogiausias siurblys, kada bus vietoj. Geriausiai matosi. Siurblys tiksliai vietoj. Velenėlis. Žiūrim taip pat tiksliai. Ir alkūninis tiksliai. Dabar pasižiūrim mūsų slaptoji metkė. Taip pat viskas atitinka. Viskas gerai. Degimą turim vietoj. Tai vat. Diržas vietoj. Galim dėtis apsaugas. Ten apačioj užsidėsim apsaugą. Tokį paraloną ir šitą apatinę visą apsaugėlę. Dedam dirželį, laidas į mus. Ištraukiam pinuką, paleidžiam. Viskas vietoje, galim prasisukti, kad tikrai įsitikint viskas gerai. Apsižiūrim, visur įkrito, viskas vietoj. Puiku. Dabar ką, pilam alyvą ir darom pirmą užvedimą. Pilu gal pradžiai kokius 4, tada nueisiu programą, užmėsiu akį. Dažnu atveju nesusipila tiek, kiek programa rašo. Tarkim, jeigu rašo 6,5, dažniausiai apie 6 susipila, 6,2. Čia, kadangi nuėmėm karterį, nuėmėm siurblį, tai manau susipils pilnai, kiek prašo programą. Taip pat aušinimo skystį įsipilam. Žiūrim gal užšalimo temperatūrą pirmiau. Beveik 29 rodo. Tikrai puiku. Nusprendžiau, galbūt pilsiu tiesiog naują, nes čia toks kažkoks
spalvo praradęs, balzganas, užšalimo temperatūra, viskas tvarkoj, bet atšviežint bus ne pro šal, manau. Pilam naują. Čia pilasi G12 Evo. Kažkomis mandresnis. Ekologiškesnis. Gamtai. Nuorinimo taškų, matau radiatorių vieną. Galima atsisukti. Čia vat nuorinimo taškas su pliusiniu atsuktuvu. Sudėsim čia pompikę. Papumpuosim truputėlį slėgą. .05 barą. Dabar galima atsukti norintoje. Pasirodė jau skystis, užsukam. Daugiau nuorinimo taškų nematau. Galim kol kas užsisukti. Ką darom pirmąjį užkūrimą? Kągi, užsikūrė, dirba gražiai. Truputėlį kokią minutėlę paliksiu užvestą, kad jeigu kažkur tepalas ar antifrizas akivaizdžiai leistų, kad iškart pamatyčiau. Po to apsirinksim daugiau, jau laukia užkurtą palaikysiu, pravažiuosim. Pasikelsiu, apsižiūrėsiu, visur sausa, tada bus darbai į pabaigą. Ir kągi, šiam kartui tiek. Čia buvo Tiguanas 20 metų, 2 litrai TDI, 110 kW. Padarėm diržų aptarnavimą. Pilną diržų komplektą, salnikus pakeitėm, dirželį pakeitėm, nuėmėm karterį, pakeitėm salniką su korpusu, tepalo siurblio dirželį pakeitėm. Pilnas aptarnavimas diržų, galės važiuoti ramiai. Tai ką, šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjot, iki sekančių.